Nepasakai, kad tu šypsotės. Šypsokitės. Na ką, dar kartelį aš jums visiems sakau laba diena. Labai smagu ir džiaugiuosi, jog viešiu Rokiškyje, mieste, kuriame nekartą jau buvau, ir galiu šią džiugę savo žinią pasidalinti kartu su jumis ir šiandieną pakalbėti plačiau apie pačią kompaniją TIENS ir jos siūlomas galimybės. Mano vardas yra Sonata, aš esu kompanijos TIENS konsultantė ir šiandieną kviečiu pusvalandį drauge su manimi praleisti drauge ir tiesiog išklausyti tą pranešimą, galinti pakeisti jūsų gyvenimą. Nes tik pranokę savo svajones galime valdyti savo ateitį. Pirmiausia, norėčiau tą įžangą padaryti nuo to, apie ką mes paprastai svajojame. Dauguma žmonių mano, jog svajoja tik vaikai. Suaugę žmonės pradeda svajoti tuomet, kada nori pabėgti nuo kasdieninių rūpesčių ir išties yra paprasčiausiai naiviai žmonės. Aš esu vienas iš tų žmonių, kuris nuo vaikystės svajojau dirbti mėgstamą darbą, būti reikalinga kitiems, gyventi darnioje ir laimingoje šeimoje, bei turėti savo nuosavą verslą. Apie ką svajojate jūs? Kokios yra jūsų svajonės? Tai mes tiesiog žengdami žingsnį po žingsnio ir išsiaiškinsime. Šioje skaidrėje jūs matote labai gražius paveikslėlius, o jie byloja apie vieną. Jog daugelio iš mūsų svajonės yra tokios pačios arba jos sutampa. Kiekvienas iš mūsų norime daugiau laiko praleisti su šeima, dirbti mėgstamą darbą, būti sveikais, grįžti į jaukius ir gražius namus ir galiausiai turėti tvirtą pagrindą po kojomis. Kodėl vieni žmonės, kurie apie tai svajoja, turi, o kiti ne? Tiesa yra labai paprasta. Visas mūsų gyvenimas yra pasirinkimų rezultatas. Mes renkamės dirbti samdomą darbą ar susikurti darbo vietą pačiam. Mes renkamės įgyti vidurinį išsilavinimą ar aukštąjį. Mes galiausiai renkamės visą atsakomybę perkelti ant gydytojo pečių ar būti atsakingam pačiam už save. Šiandieną jūs pasirinkote teisingai, nes apie visas galimybės jūs ir sužinosite čia ir dabar. Jūs sužinosite apie kompaniją TIENS, jos vystomas veiklos kryptis, jos gaminamą produkciją, konkretų veiksmų planą, galinti jūsų gyvenimą pakeisti iš esmės. Civilizacijos pasekmės. Dauguma iš mūsų darbe patiriame stresą, įtampą. To pasekoje mes atimame iš savęs patį brangiausią turtą sveikatą. Senstame, tampame vieniši, nereikalingi, o civilizacijos, iš tikrųjų rykštė, aplinkos tarša, šiandienai yra viena skaudžiausių temų. Tai, ką jūs šiandieną matote skaidrėje su šiais sunkumais lygiai prieš 4,5 metų, aš pati susidūriau asmeniškai. Nuo per didelio krūvio darbe aš susirgau lėtine liga, netekau darbo ir buvau priklausoma nuo vaistų. Todėl gražus, turtingas ir laimingas gyvenimas buvo tapęs tolima svajone. Ir tik tai TIENS kompanijos dėka aš šiandieną stoviu prieš jūs, esu laimingas ir sėkmingas žmogus. Todėl esu be galo dėkinga kompanija TIENS už tą galimybę, kurią aš pasinaudojau. Ir galimybę, apie kurią šiandieną išgirsite jūs kiekvienas. Kas yra sėkmė? Kaip jinai yra apibūdinama verslo pasaulyje? Vienas iš verslo gurų, Peteris Druckeris, sėkmę apibūdina
labai paprastai. Tai yra konkuravimas ne gaminiais, o pasirinktų verslo modeliu. Ką jisai turėjo omenyje? Ogi tiesioginis pardavimas, kuomet yra tarp gamintojo ir vartotojo tiesioginis bendradarbiavimas, atsisakant tarpinių grandžių. Vadinasi, kiekvienam iš mūsų šalia samdomo darbo atsiranda galimybė užsidirbti papildomai ir pagerinti savo gyvenimo kokybę. Šis veiklos modelis turi begalės pranašumų. Pirmiausia, jis yra patrauklus tuo, jog nereikalingos tos pradinės investicijos, tai yra rizika ir didelė pinigų suma, kuri yra reikalinga, išties tradicinėme versle. Tai gali daryti kiekvienas ir tik nuo to, kaip jisai į tai įsilieja, kokius turi tikslus ir svajones, tokiu pasirinktų greičiu jisai pasiekė savo sėkmę. Aš norėčiau stabtelti ties patogia bendradarbiavimo sistema. Kiekvienas iš jūsų nusprendęs pasinaudoti kompanijos galimybę, išties gaunate palaikymą iš pačios kompanijos, administracijos, agentūros, kuriai priklausote. Jūs gaunate asmeninį mokytoją ir išties jūs augate, tobulėjate ir esate ugdomas būti lyderiu. Nereikia turbūt ne vienam iš jūsų pasakoti, jog kiekvienoje šalyje lyderis yra tas žmogus, kuris paprastai išnaudoja daugelį kitų galimybių ir susikuria gražų ir turtingą savo gyvenimą. Kokie žmonės renkasi šį veiklos modelį? Renkasi tie žmonės, kurių vertybės sutampa su kompanijos filosofija ir vizija. Kompanijos vizija yra aprūpinti visą pasaulį, visą žmoniją kokybiškais gaminiais, tam, kad įsivyrautų harmonija, mes būtume sveikesni, laimingesni. O pati tiens verslo filosofija ir kalba apie tai, jog grąžinti visuomeniai sveikatą ir kelti švietimo lygį visame pasaulyje. Įmonės įkūrėjas Li Dinjuanis, išties žmogus, kuris per 19 metų tapo verslo legenda visame pasaulyje. Tai žmogus, kuris savo dideliu matymu, tikėjimu, konkrečiais darbais pakeitė daugelio žmonių gyvenimus ir atrakino sveiko ir turtingo gyvenimo duris. Nes kompanijos gaminių dėka daugelis pasaulio žmonių susigrąžino patį brangiausią turtą sveikatą, apie kurį aš neseniai kalbėjau. Šio žmogaus man pranešimų teko klausytis ne vienoje tarptautinėje konferencijoje, išties su juo vakarieniauti aptariant verslo reikalus. Tai žmogus, kuris neatlygintinai, netgi $200 milijonų yra išdalijęs labdarai. Ir kiekvienais metais, išties jo dosni širdis ir ranka pasiekė ir mūsų šalį. Praėjusiais metais mes išties Klaipėdos vaikų globos namuose vaikai, kurie turi negalią, turėjo galimybę spręsti savo sveikatos problemas. Ir mes esame be galo dėkingi, jog šiais metais mes taip pat tokią paramą turime. Ir noriu kiekvieno netgi iš jūsų paprašyti, jog tą aplinką, kurioje esate jūs, išties pamatytumėte. Ir jei yra žmogus, kuriam yra reikalinga ta pagalba, visuomet apie tai pasidalintumėte. Nes mes paprastai žinome tik tai, kaip gyvename mes patys. Pasaulinė Tiens įmonių grupė arba Tiens Group, matote, yra paplitusi po visą pasaulį. Jinai veikia daugiau nei 190 pasaulio šalių. Ši kompanija Lietuvoje veikia daugiau nei 11 metų. Jinai veikia išties pagal Lietuvos įstatymus legaliai. Visa produkcija yra sertifikuota, notifikuota ir 51% kompanijos akcijų priklauso Kinijos vyriausybei. Aš manau, mums, lietuviams, tai yra tikrai svarbus faktas. Ir matote, aptarnauja daugiau nei 40 šeimų milijonų visame pasaulyje.
Tiens tarptautinis industrinis parkas tai yra visų pasaulio konsultantų pasididžiavimas. Analogiško parko nėra visame pasaulyje. Atvykę čia, jūs gausite pačias naujausias, pažangiausias sveikatos vadybos paslaugas. Atvykę čia, turėsite galimybę atlikti organizmo diagnostiką, ypač onkologinių susirgymų, kurie yra nustatomi net ląstelinėme lygmenyje. Čia yra dirbama su kamieninėmis ląstelėmis. Mūsų kompanija turi net atskirą veiklos kryptį kaip sveikatos turizmas. Tiesiog nuvykę tenai, pakeliavę po šalį, jūs galite grįžti 10-15 metų jaunesni. Galite šiame parke išties ilsėtis ir mokytis, nes mes turime ir banketų centrą, ir mokymo centrą. Iš tiesų, tie skaičiai labai patrauklus ir įdomus. Banketų centras vienu metu gali aptarnauti 3000 žmonių. Mokymų centre vienu metu gali mokytis net 7000 žmonių. Ir iš tiesų faktas, kuris paprastai daugelį nustebina, ši kompanija išties pasaulyje turi tą ekskliuzyvinį vardą visame kame. Ir jūs pamatysite kodėl. Mes išties keliaudami žinome, jog yra 4-5 žvaigždučių viešbučiai. Kas iš jūsų ilsėjotės 7 žvaigždučių viešbutyje? Tokie viešbučiai yra būtent kompanijos Tiens įkurtame industrinėme parke. Atvykę čionai jūs galite pasisvečiuoti sveikatos būtent centre, jūs galite apsilankyti vandens parke ir daugelį kitų išties pramogų, kurias galite gauti čionai. Jeigu jūs pažvelgsite į šią skaidrę, jūs matote, jog visą tą teritoriją išties juosia vanduo, taip yra sukuriama būtent ta harmoninga atmosfera. Ir atvykę čionai, jūs jausitės lyg atvykę į savo namus. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad architektūriniai stiliai atitinka pasaulio konsultantų stilius. Jūs rasite baltųjų rūmų analogą, imperatoriškųjų rūmų, ir atvykę europiečiai gali apsistoti kur? Ir būtent Napoleono rūmuose. Įdomus faktas, ar ne? Šioje skaidrėje jūs matote, kaip atrodo pasaulinė Tiens pagrindinė būstinė. Jinai išties primena skraidantį drakoną ir vėlgi mes įžengę į pastato vidų, tiesiog žingsnis po žingsnio žengdami, mes tiesiog susipažįstame su visa kompanijos istorija, nuo jos įsikūrimo pradžios iki šių dienų. Vartai, prie kurių stovi 2 didžiuliai liūtai ir tie maži liūtukai, kurie reiškia visą iš tikrųjų paplitimą visame pasaulyje. Liūtas kompanijos simbolis yra pasirinktas neatsitiktinai, tai yra kompanijos herbas ir kitaip tariant, ant vieno sparno tai yra sveikata, ant kito sparno mes turime tą gerovę, stabilumą, tą pagrindą po kojomis, tą išties galimybę, kurią pasinaudoję galime savo gyvenimą pakeisti iš esmės. Kaip ir minėjau, Tiens Group tai yra išties įmonių grupė, kuri gamina įvairius gaminius. Ir čia jūs matote būtent prekinius ženklus, tai yra biologiškai aktyvūs maisto papildai, tai yra bioinžineriniai prietaisai, tai yra kosmetika ir būtent namų apyvokos gaminiai. Šiai dienai mes turime visiškai naują gaminį, tai yra ančiužinį, kuris turi trejopą poveikį, tai yra infraraudonieji spinduliai, tai yra magnetai ir yra anijonai. Išties pats naujausias gaminys, kuris sugalvotas viso pasaulio žmonėm, nes trečdalį mes savo gyvenimo tiesiog pramiegame. O šis gaminys leidžia mums miegant organizmui sveikatintis ir atsistatinėti. Tiesiog moksliniais tyrimais yra pagrįsta, jog šis ančiužinis gerina kraujotaką ir išties gerina miego kokybę. Šį ančiužinį aš pati turiu namuose, kas blogai miegate ir kas norėtumėt apie jį daugiau sužinoti, galite prie manęs prieiti po filmavimuose. Aš norėčiau stabtelėti ties biologiškai aktyviais maisto papildais
Ir jūs skaidrėje matote, jog tai yra teisinga pramonės šaka. Tuo paaiškinsiu kodėl. Visi pasaulio žmonės, galima juos drąsiai sudėlioti į 3 grupės. Na, tie skaičiai, tai yra visiškai sveiki žmonės, tai yra vos 5 procentai. 15 procentų yra tie žmonės, kurie lankosi gydymo įstaigose, kurie turi rimtus susirgimus. Ir matote, didžioji dauguma žmonių būtent patenka į tą 75 procentų grupę. Ne? Tai yra priešlygės būsena, tai yra būsena tarp sveiko ir ligoto žmogaus. Kaip suprasti? Paprastai mes į gydytojus kreipiamės tuomet, kada yra labai blogai. Kada kamuoja mus skausmai, kada mes nebepaeiname arba nedaug dievė ištinka širdies priepuolis. Na, o dėl to, kad karts nuo karto skauda nugara, slenka plaukai, lūžinėja nagai, turite problemų su virškinimu, arba, tarkim, turite padidėjusi kraujospūdį, tai gyventi nelabai trukdo. Ir kurį laiką mes papuolame į tą grupę 20 procentų žmonių. Noriu užduoti jums klausimą. Kaip jūs manote? Skaidrėje prieš tai jūs matėte 3 žmonių grupės. Kam iš jų labiausiai yra reikalingi biologiškai aktyvūs maisto papildai? Kaip jūs manot? Trumpi atsakymai. Visiems. Visiems. Kas manote, kad ne visiems? Iš dalies sveikiems. Iš ties yra susiformavusi tokia nuomonė, jog maisto papildai yra reikalingi sportininkams, nes jie daug sportuoja. Taip? Kas su manim sutinkat? Biologiškai aktyvūs maisto papildai yra reikalingi moterims, nes jos gimdo vaikus. Taip, ar ne? Žiūrėkite, o kas tai yra? Ir vyrai, ir moteris, taip? Iš tiesų. O vyrai daro vaikus, tai jiem irgi reikalingi. Mama, žodžiu, biologiškai aktyvūs maisto papildai yra reikalingi visiems. Bet jeigu mes iš ties į visą tai pažvelgtume globaliau, tai, tie žmonės, kurie yra visiškai sveiki, jie ir turi tą galimybę tokiais išlikti. Tai didžioji žmonių grupė, tie 75 procentai, stiprindami savo organizmą, turi galimybę pereiti į sveiko žmogaus grupę ir nepapulti į tą 15 procentų. O tie žmonės, kurie turi rimtas diagnozes, jie gali pagerinti savo gyvenimo kokybę ir gyventi žymiai komfortiškiau. Kas su manimi sutinkat? Iš ties kompanija turi labai aiškę sveikatinimosi koncepciją, kurią jūs matote skaidrėje. Tai yra 3 žingsniai, tai yra iš ties organizmo valymas, papildymas, subalansavimas, nes mūsų organizmas iš ties tai yra labai gudrus mechanizmas ir daugelis iš mūsų sako, tai tiesiog vidinis kompiuteris, ar ne? Ir tas pirmas žingsnis, tai yra organizmo valymasis, nuo ko reikia ir pradėti. Tai jūs šioje skaidrėje matote visą gaminių paletę skirtą organizmo valymuisi. Aš norėčiau sustoti ties vienu produktu, tai yra chitozanu, kuris ypatingai, iš ties yra tinkamas pavasariui. Chitozanas tai yra iš krabų kiautų išgauta veiklioji medžiaga chitinas, kuri puikiai tvarko įvairias problemas su virškinimu, tie, kas turime padidėjusį rūgštingumą. Puiki priemonė, iš ties padedanti pavasarį moterims atrodyti gražiau, sulieknėti. Žmonėm, kurie turi problemas su sąnariais, nes dauguma iš mūsų turime karts nuo karto skaudančias nugaras, o vyresnio amžiaus žmonės turi tą būtent medicininę, jau chirurginę intervenciją, kada yra keičiami sąnariai. O valant kepenis ir storąjį žarnyną, iš ties pats organizmas pradeda sintetinti gliukozaminą ir chondroitiną, kurio dėka mes sutepame savo sąnarius ir atstatome kremzlinį audinį. Apie šį produktą galiu kalbėti 3 valandas ir daugiau, nes jo dėka, turėdama 3 stuburo išvaržas, aš nesidariau jokios operacijos ir matote šiandieną stoviu prieš jūs ir su aukštakulniais ir gyvenu aktyvų gyvenimą. Antras žingsnelis tai būtų organizmo papildymas. Vėlgi jūs matote produktų seriją būtent skirtą tam ir aš norėčiau šiandieną sustoti ties kordycepsu.
Klausimas auditorijai. Ar jūsų draugai ir artimieji kolegos darbe šiuo metu sirguliuoja? Taip, tai jie turbūt nieko nežino apie kordycepsą. Nes iš ties kordycepsas yra tas unikalus augalinis antibiotikas, augantis Tibeto aukštikalnėse, kuris stiprina imuninę sistemą ir vartodami mes profilaktiškai tiek rudenį, tiek žiemą, tiek pavasarį galime pasitikti žvalūs, su energija ir sveiki. Bet kita vertus, šitas grybas tai yra dievų dovana netgi tiem žmonėm, kurie turi problemų su uždegiminiais procesais organizme. Na, tie, kas turite problemų ir dažnai sergate šlapimo takų infekciją, kordycepsas yra vienas iš tų produktų, kuris atkuria inkstų audinį. Ir galima išties gyventi komfortiškai, pamirštant apie tai, ką jūs turėjote. Organizmui pamaitinti ir sustiprinti, jūs matote visą seriją biokalcio produktų. Biokalcis tai yra pats pagrindinis kompanijos produktas, nuo kurio prasidėjo kompanijos veikla. Tai yra visiškai kitokios formulės produktas, yra jonizuotas biokalcis, enzimolitiniu būdu apdorotas ir jo įsisavinimas yra labai didelis ir nėra jokių šalutinių poveikių. Todėl dauguma mano aplinkos žmonių, kurie pasinaudojo šią galimybę, šiai dienai atsisveikino su skaudančia nugara, byrančiais ir gendančiais dažnai dantimis, įvairiomis alergijomis ir panašiais susirgimais. Nes Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis dėl kalcio trūkumo galima priskaičiuoti net 200 įvairiausių susirgimų. Klausimas auditorijai. Ar jūs vartojate biokalcį? Anksčiau vartoju. Vartojate, ne? Supratau. Jeigu tas biokalcis yra mūsų kompanijos Tiens biokalcis, tai aš po filmavimo taip pat paprašysiu prieiti prie manęs, pasidalinti jūsų sveikatos rezultatais. Gerai? Na ir sėkmės dubliavimo sistema, arba kitaip tariant, 7 mėnesių planas, kuomet galime savo gyvenimą pakeisti ir užsidirbti, kaip jūs manote, kiek? Na, paspėliokim, kokia gali būti pinigų suma, kurią jūs galite užsidirbti per 7 mėnesius? 7,000 litų. Nu tai didinkim sumas, 7,000 eurų, sakykime, gerai? Kas mano daugiau? Gerai, peržvelkime visi drauge ir aš tikiu, kad jūs iš ties nustebsite. Na, artėjant pavasariui, tai yra nuostabus laikas pasidaryti kapitalinį organizmo remontą, nes, na, jau sniego Rokiškyje beveik nėra, tai tuoj pradėsite tvarkyti aplinką, taip, sodinti gėles, gražinti, puoselėti, bet mes paprastai pamirštame pagrindinį dalyką. Iš tiesų, meilę sau. Na, mes valome automobilius, tvarkome namus, o ar kada nors susimąstėte, kad, na, iš ties švarus mūsų organizmas, kuriame viskas dera, subalansuota, harmoninga, kokia tai gali būti jausena? Nuostabi. Nes būti sveikam, tai yra iš ties toks nuostabus dalykas. Ir nusprendę jūs pasidaryti organizmo kapitalinį remontą, tai yra jį išsivalyti, pasipildyti ir subalansuoti, įsigiję gaminių už 300 eurų, jūs galite iš ties turėti labai didelės naudos savo. Pirmiausia, jūs gaunate nuolaidų kortelę, su kuria perkantis jūs gaunate 20% nuolaidą tolimesniems pirkimams. Jūs gaunate premiją iš kompanijos, tai yra $20 premija. Ir galiausiai, kompanijoje šiuo metu veikia labai daug skatinančių ir motyvacinių programų. Tai jūs gaunate netgi 3 galimybės dalyvauti loterijoje, būtent į Budapeštą ir į Kiniją. 4. Tai dabar žiūrėkite, 2 mėnesį jūs iš
savo tiesiog rato žmonių, susirandate 4 draugus, tai gali būti kolega darbe, tai gali būti jūsų kaimynas ar draugė ir pasidalinate savo rezultatu, kokį jūs pajautėte nuo šių gaminių. Matote, jūs kylate karjeros laiptais ir tampate 4 žvaigždučių konsultantų, jūsų asmeninė nuolaida pirkimams yra 24% ir matote mėnesio komisinius, kuriuos jums išmoka kompanija. Kartodami tai 3 mėnesį, pasižiūrėkime naudą toliau. Pirmiausia, jūs kylate toliau karjeros laiptais ir tampate 5 žvaigždučių konsultantų, o jūsų tie 4 žmonės, tie 4 draugai, kiekvienas iš jų suranda dar 4 žmonės, kurie pakartoja tą patį. Įsigyja gaminių už 300 eurų. Matote savo komisinius ir gaunate už tą padarytą konkretų darbą 300 JAV dolerių superžvaigždės išmoką. Na, tų išmokų buvo labai daug vasario 7 dieną tarptautinėje konferencijoje, kuri vyko Lietuvoje. Iš tiesų visos tos programos veikia ir kiekvienas iš jūsų įsijungęs, na, tas pinigų sumas galite ir gauti. 4 mėnesį. Pasižiūrėkime, kokia jūsų išmoka. Taip? Jūs tampate 6 žvaigždučių konsultantų ir jūsų grąža yra 32%. 5 mėnesį jūs tampate 7 žvaigždučių konsultantų. 6 mėnesį, čia tiesiog dubliavimo sistema tam, kad parodyti, kaip tai veikia. Na ir jūs tampate jau ateinantį mėnesį 8 žvaigždučių konsultantų. Kas iš jūsų manote, jog tai padaryti, na, iš ties yra sunku ir šitie skaičiai yra teoriniai? Šiai dienai aš esu 7 žvaigždučių konsultantė ir gruodžio mėnesį uždarau kvalifikaciją 8 žvaigždžių tam, kad galėčiau pradėti tarptautinę karjerą. Tiesiog Lietuvoje šiuo metu yra buriama komanda aktyvių, ambicingų žmonių, galinčių 7 mėnesius investuoti savo laiką ir šituos pinigus pasiimti. Šią žinią aš dalinuosi drauge su jumis visais, nes Lietuvoje tokia žmonių grupė yra renkama. Ir būtent įmonės mūsų pardavimų vadovė, kuri vieši drauge su mumis, tokius žmonės renka. Todėl tas, kas nori susikurti pagrindą po kojomis ir susikurti nuosavą verslą, ir kam iš jūsų reikia 100 000, galite jungtis prie mūsų. Na, jūs manęs paklausite, na, viskas tvarkoja, per 7 mėnesius mes pasieksime 8 žvaigždučių konsultanto lygį, o kas toliau? Karjera baigėsi. Ne. Yra garbės vardo konsultantai, tai yra sidabrinis, auksinis, bronzinis liūtas. Ką tai reiškia, jūs pirmiausia ir matote šioje skaidrėje, jog tai ir yra ta pensija, apie kurią svajoja dauguma iš mūsų. Kada tiesiog mes tapę garbės vardo konsultantais, gauname procentą nuo pasaulinių kompanijos pardavimų. Tiesiog už laiką, už pastangas, už lojalumą mes esame vertinami. Vėlgi, vasario 7 dieną Lietuvoje gimė antras sidabrinis liūtas, nes Lietuvoje mes jau turime 2 sidabrinius liūtus. Lietuvos keliais važinėja 6 automobiliai ir kitais metais yra numatoma, jog mes turėsime dar 2 naujus liūtus ir dar daugiau 8 žvaigždučių konsultantų. Todėl kiekvienas iš jūsų nusprendė jungtis prie mūsų, jūsų pavardė gali būti čia ir išties jūsų gyvenimas keistis. Tai, ko reikia, tai yra dirbti komandoje, vienytis ir dalintis turimą informaciją. Geresnė tiems, geresnis gyvenimas. Ir aš iš tiesų noriu savo pranešimą užbaigti kompanijos įkūrėjo Lydinjanio žodžiais. Būkite ambicingi, būkite teisingi, būkite geranoriški.
Jūsų gyvenimas yra jūsų rankose. Ir tik nuo jūsų priklauso, ką jūs renkatės, kaip jūs gyvenate šiandien ir kaip galite gyventi rytoj. Ačiū Jums visiems už dėmesį, o kam įdomu, kaip sudalyvauti šioje programoje, kviečiu pasilikti ir pasiaiškinti apie tai detaliau. Ačiū Jums dar kartą.